iniciatyvas. Rungtynių kėlinukė, bet vėliau Mažeikiai sugebėjo stabilizuoti įvykius. Stauksas įsiveržė į baudos aikštelę, sudėtingos ir taiklus Kamaus Staukso metimas. Dviejų amerikiečių 2 prieš 2. Nusimeta kamuolį Rubinui. Hawkinsas. Visiškai gražu. Žalgiriui grįžta tas turėtas 6 taškų pranašumas. Stauksas provokuoja Lekavičiaus pražangą ir pelno 2 taškus su ja. Kamaus Stauksas praeitose. Prieš Pasvalį Panevėžio save, bet Lietkabelis tiesa vakar tikrai turėjo vargo, bet buvo ta atkarpa, kai daug žaidėjų, daug komandų žaidė tas geriausias savo rungtynes. Mažeikiai beje tose rungtynėse sumetė 100 taškų į Pasvalio krepšį. Čia, šioje arenoje, jau už mažiau negu mėnesį, jau už 20 dienų mūsų laukia Citadelė. Karaliaus Mindaugo turės finalo ketvirto turnyros. Grįžtantis į Kauną, Stauksas vagia kamuolį ir tylusis karys. Kad Mažeikiai kol kas į žaidimą yra metę 23 kartus, Žalgiris atakavo krepšį tik 16. Turbūt tikėtumėmės atvirkštinio rodiklio, bet ar daugiau, bet na tikrai, manau, minus 20 mažeikiečiai nenori ir dabar apsigina svečiai. Kamaus Stauksas jau stabdo arklius ir turbūt laikys kamuolį iki antrojo kėlinuko pabaigos. Minus 20 Mažeikiai išvengti sugebėjo. Stauksas, Dolenas, dabar Lekavičius baudžia tritaškių 72-43. Žalgiris pataiko 60% savo tolimų metimų. Šį vakarą daugiausiai tolimų metimų pataikęs krepšininkas Kauno Žalgirio LKL istorijoje. Sekundės atakai. Lekavičius prieš Dolensą įveikia, jo gynyba tiesa metimas ne pats patogiausias ir netaiklus. Kamaus Stauksas jau bėga į greitą puolimą, bet kažkiek sustabdė arklius mažeikiškai, bet